Sveikos svarstyklės. Pirmiausia, prašau spausti patinka, prenumeruoti kanalą ir, aišku, spausti stebėti Facebook'e, kur dedu pagrindinę informaciją. Nagi, tai kokia laukia jūsų ateinanti savaitė? Pirmiausia, noriu pasakyti tai, kad savaitė bus puiki. Bet rodo, kad jūs kovosite šiek tiek su vėjo malūnais, jūs nervins pasyvumas kai kurių žmonių, galbūt, kurie dirba jums arba pas ką jūs dirbate, ir toks nesusišnekėjimas tikrai galimas. Ir kova už būvį ir kova tokia, jums net nesvarbu, kad šventės, nes kovosite už viską, už savo įsitikinimus, už savo poreikius, prigimtinius poreikius, gal net už didesnę algą. Bet dėl algos, tai iškart sakau, dėl honoraro neikite prašyti didesnių, nes nieko čia nebus ir palauksime geresnio laiko, pasakysiu, kada eiti prašyti, bet šią savaitę geriau taip žinai, mažiau sakyti savo nuomonę, nes būsite tikrai tokie kovingai nusiteikę ir kartais gal ne pačia geriausia prasme ir reikia šią savaitę turėti santūrumo. Emocinis fonas puikus, matyti, viduje jausitės pakankamai harmoningi, jeigu net ir kažkam išsakysite negatyvią nuomonę ar ten kokį konfliktėlį nedidelį susikelsite, tai čia nieko tokio. Gal nebūtinai jūs susikelsite, gal kažkas žinodami jūsų temperamentą gali jums padėti sukelti tą konfliktėlį. Taigi venkite provokacijų, nes tų provokacijų šią savaitę gali būti, ypatingai savaitės į pabaigą, reiškia į pabaigą savaitės tų provokacijų gali būti, nes Marsas yra toks agresyvokas, toks aktyvus nemaloniai, tai kartais, žinai, peržengiam ribą. Ir tiesa, jeigu esate ten mėgėjai eiti į eketę, kažkokių kraštutinumų imtis, tai irgi šito nedarykite, kadangi tai yra nepalanku. Ir Marso kvadratas su Saule rodo, kad geriau šią savaitę nesimaudykite kietėjai. Taigi, neužmirškite mūsų palaikyti, prenumeruokite ir spauskite stebėti Facebook'e, o aš jums švenčių progą linkiu daug laimės, meilės, sveikatos, pinigų, turtų, klestėjimo ir aišku taikos. Taigi, iki kitos savaitės. Ate.